Top 5 populiariausios rožių veislės Lietuvoje. Rožės vieni iš gražiausių ir labiausiai vertinamų žydinčių augalų mūsų soduose. Lietuvoje ypač populiarios šios 5 rožių veislės, kurios puikiai prisitaiko prie mūsų klimato sąlygų. Pirma veislė – Flamentans. Tai viena iš populiariausių vijoklinių rožių veislių. Žydi birželio-liepos mėnesiais ryškiai raudonais pilnaviduriais žiedais. Ši rožė ypač atspari šalčiui ir ligoms, todėl puikiai tinka sodinti prie tvorų ar pavėsinių. Antra veislė – Queen Elizabeth. Tai aukšta, stambiakrūmė arbatinė rožė, pasižyminti elegantiškais rožiniais žiedais. Žydi nuo birželio iki pat pirmųjų šalnų, pakartotinai. Tinka tiek gyvatvoriams, tiek pavieniams sodinimui. Mėgsta saulėtą vietą ir derlingą dirvą. Trečia veislė – Leonardo da Vincis. Tai floribundinė rožė su įspūdingais rožiniais beveik bijūniškais žiedais. Žydi itin gausiai nuo birželio iki rugsėjo. Atspari lietui, šalčiui ir ligoms, todėl ypač tinkama Lietuvos klimatui. Ketvirta veislė – Rosa rugosa, raukšlėtalapė rožė. Lietuvoje natūraliai auganti ir dažnai auginama gyvatvoriams. Žydi birželio-liepos mėnesiais purpuriniais arba rožiniais kvapniais žiedais. Vėliau formuoja dekoratyvius raudonus vaisius. Labai atspari šalčiui ir nereikli dirvai. Penkta veislė – Bonika 82. Tai žemaūgė krūminė rožė, puikiai tinkanti grupiniam želdiniams ar rožynų apvadams. Žydi nuo birželio iki vėlyvo rudens, švelniai rožiniais žiedais. Labai ištverminga, nereikli ir atspari ligoms. Puikus pasirinkimas pradedantiems rožių augintojams. Patarimas. Norint džiaugtis sveikomis ir gausiai žydinčiomis rožėmis, svarbu jas sodinti saulėtoje vietoje, reguliariai laistyti, tręšti ir tinkamai genėti ankstyvą pavasarį. O kokios rožių veislės auga jūsų sode? Parašykite komentaruose savo mėgstamiausias rožes. Labai įdomu sužinoti.